gerbiami sportininkai, kariai, civiliai, krašto apsaugos darbuotojai, veteranai. Iš tikrųjų, turbūt nieko čia naujo nepasakysiu, kažkuris tai klasikas yra paminėjęs, kad sveikam kūne, sveika siela, tai, o mes reprezentuojam kariuomenę. Kariuomenė tai tokia daugiau ištvermės, jėgos reikalaujanti profesija. Dar kartą dėkui už pasiekimus ir linkiu tik kuo geriausios sėkmės į ateities startus. Praėjusių metų 2025 Lietuvos kariuomenės metų sportininkus skelbiame eilinį Augustą Šlyterį. Sportuoju jau daug metų, tai sporte įgavau disciplinos ir ją labai lengva pritaikyti kariuomeniai. Fantastika, plojimai!